Lietuvoje 6:30 įdomus ir labai intriguojantis sekmadienis ir apie tai LNK žinios. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Štai ką matysite. Lietuva renka prezidentą. Prie balsadėžių šiandien atėjo ir 5 iš 8 kandidatų. Jiems apsispręsti sunku nebuvo, o kaip rinkėjams? Ne, tikrai ilgai galvoju. Ir dabar galvoju. Akivaizdu, kad yra tik tai keli kandidatai, kurie verti dėmesio. Kaunas siekia aktyvumo rekordo, o mažiausiai rinkimai domina klaipėdiečius. Jie iki popietės buvo patys pasyviausi. Balsadėžės matyt reikėjo prie jūros atvežti. Tai tikrai būtų gerai čia balsuoti. Skandalų persekiota Eurovizija laimėjo jokiai lyčiai savęs nepriskiriantis šveicaras, kuris dar būdamas scenoje sudaužė trofėjų. Galbūt trofėjų galima pataisyti. Galbūt ir Euroviziją retkarčiais reikia šiek tiek pataisyti. O Silvestras Bell pakartojo prieš 2 metus pasiektą Monikos Liu rezultatą ir parvežė Lietuvai 14 vietą. Nešarojam. Dar tas adrenalinas ir ta visa energija vis dar veda. Jis vertas, nežinau, ne 14 vietos ir ne 1, gal dar aukščiau. Siaubingas gaisras Lenkijos sostinėje. Sudegė milžiniškas prekybos centras su beveik 1500 parduotuvių. Ugniagesiai gaisrą vadina neįprastai staigiu. To dopiero biegli stwierdzą, natomiast tutaj... Galutinį atsakymą pateiks ekspertai, bet remiantis mūsų patirtimi, gaisras turėjo kilti iškart keliose vietose. Pragaras Rusijos Belgorode. Po sprogimo prasmego dalis 10 aukštų daugiabučio. Žuvusiųjų skaičius auga. Įtariama, kad daugiau aukšti galėjo susprogdinti patys rusai. Galima tapti žemgrobiais patiems to nežinant. Paaiškėjo, kad 10 000 lietuvių gyvena arba kitaip naudoja sklypus, kurių ribos nebetitinka naujausių žemėlapių registruose. Netgi galiu pasakyti, plane 1 milimetras vietovėje sudaro 10 metrų paklaidą. Ir nusikelsime ten, kur pražydo daugiau kaip 1,5 milijono žiedų. Burbiškių dvaras jau 23 kartą kviečia į tulpių festivalį. Nuostabu. Lietuva renka prezidentą ir dalyvauja referendume. Prieš pusvalandį paskelbta, kad iki 18 valandos jau balsavo daugiau nei 53% rinkėjų, skaitant balsus atiduotus išankstinėme balsavime. Tai reiškia, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės įvyko. Ar gyventojai sutiko keisti konstituciją, paaiškės suskaičiavus rezultatus. Prie balsadėžių šiandien atėjo ir 5 iš 8 kandidatų. Apie tai, kaip Lietuva balsuoja nuo Vilniaus iki Klaipėdos, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių, apžvelgia Aušra Šiaulytė. Didžioji intriga, kokį prezidentą išsirinks Lietuva. Šiandien Vilniuje pirmieji rinkėjai prie balsadėžių atėjo jau prieš 7 ryto. Dauguma rinkėjų sako, kad balsavime užtruko tik kelias minutės, nes rinkimus atėjo jau tvirtai apsisprendę. Labai lengva. Šį kartą itin sudėtinga, nes nedidelis pasirinkimas. Mintis tai įvairios, pabuvau pas savo giminės kaime, tai tokio susiskaldimo akivaizdžiai būtų. 6:55